Sveiki atvykę į dar vieną pokalbį LF su vienu iš mūsų stipendininkų Ridu Rimkumi. Jis šiandien su mumis pasidalins savo stipendininko šviesą ir ji tikrai yra šviesi. Jis kilęs iš Kauno, studijavo bakalaurą University of Bristol, įgijo bakalaurą mechaninės inžinierijos su pagyrimu. Po to jis keliavo į Šveicariją ir ten Ciuriche įsigijo magistrą Šveicarijos federalinėme technologijos institute, energijos ir technologijos moksluose, bet jam to neužteko. Jis dar toliau keliavo ir dabar studijuoja Harvarde verslo administraciją. Tai Ridai, prieš pradedant daugiau kalbėti apie tavo mokslus, aš norėčiau šiek tiek tavęs paklausti apie boksą. Tai ar galėtum mums papasakoti, kaip tu pradėjai tokią veiklą? Tai visų pirma, ačiū labai, kad turite mane šiame interviu, tai labai mielai pasidalinsiu detalėm, kurios tiesiog yra įdomios. Tai kalbant apie boksą, tai šiaip iš tikrųjų labai įdomu, nes nėra labai, sakykime, daug žmonių iš bokso atėję į aukštųjų mokslo institucijas tokias kaip Harvardas. Tai pradėjau, galbūt buvo apie 10 metų, krikšto tėvas mano nuo tėčio pusės atvedė į boksą mane kartu su broliu dvyniu, kurio vardas yra Raidas, tarp kitko. Tu turi dvynį? Taip, tai Ridas ir Raidas, tai tas irgi labai fun fact. Tai sportavau šiaip daug metų, kaip ir viską, ką dariau, realiai įdėjau visas jėgas. Tai Lietuvos čempionatai, Lietuvos čempionas tam tikrų kategorijų ir amžiaus grupių. Tada Europos čempionatas. Šaunuolis koks. Ačiū. Ir tiesiog tam tikrų metų buvo trauma ir kadangi visada mokykloje labai gerai studijavau, tai tiesiog reikėjo padaryti pasirinkimą, ar eiti bokso keliu ar mokslo keliu ir tas pasirinkimas buvo gan sunkus, bet galiausiai nuėjau mokslo keliu ir manau, kadangi dabar pavyksta studijuoti Harvardą, tai tas visai pasisekė. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad boksas turėjo labai daug pozityvios įtakos. Apart to, kad turi tokią savo home base, kur visada jautiesi patogiai ir žinai sporto šaką. Dar manau labai geras dalykas, kad tiesiog yra, kaip sakykime, savotiškas fun fact about yourself. Ir šitas dalykas labai galima nustebti, bet labai padeda visokių darbų interviu, kur reikia fun facts apie save ir šitas dalykas tikrai stands out. Taip, tikrai yra gana unikalu ir yra toks dalykas, kurį niekas nesitikėtų, tikriausiai, kaip tu sakei, irgi labai dažniausiai atskirai gyvenime tos grupės žmonių būna. Bet ką tu manai tave išmokino ta sporto šaka? Ką dabar naudoji gyvenime? Jo, tai manau labai išugdė charakterį. Ir iš tikrųjų dar vienas juokingas faktas, kad sportavom kartu ir treneris buvo tas pats, kur dabar vieno lietuvių profesionalaus čempiono treneris, tai Vidas Bružas, irgi man buvo metų treneris visos Lietuvos, man atrodo, gal 15-16 metais, tiksliai neatminsiu, bet visa ta aplinka tokia buvo realiai, sakykime, labai didelio darbo ir labai didelio pastangų. Ir dėl to, kaip sakykime, kilimas į viršų tiek karjeroje, tiek moksluose nėra labai, sakykime, linijinis arba tolygus. Visada bus labai daug rejections, bet ką tikrai išmoko, tai tiesiog visada pakilti nuo to, ar kaip yra kažkas pasakęs, tiksliai nežinau, bet čempionas nėra tas, kuris nėra nokautuojamas, čempionas yra tas, kuris atsikelia net ir po to, kai jį nokautavo. Tai tą pamoką labai dedu į savo gyvenimą ir dėl to man pavyko galiausiai atvykti į Harvardą, nors esu nokautuotas labai daug kartų. Jo, labai sutinku ir tikrai matosi, kad tu tikrai įsisavinai tokias pamokas ir labai gražu. Tai ačiū, kad pasidalinai. Dar norėjau paklausti, tai tavo bakalauras yra inžinierijos srityje,
tavo pirmas magistras irgi yra labiau prie mokslų, ir tu net baigei su labai labai aukštais pažymiais. Tai kodėl tu nusprendei pereiti iš inžinierijos į finansų sritį? Manau, tai labai geras klausimas ir tai vienas dalykas norėčiau paminėti, kad mokyklą baigiau Lietuvoje, KTU gimnaziją, tai ten buvo labai, sakykime, didelis įkvėpimas apskritai važiuoti į užsienį. Tada tiesiog realiai nelabai gerai žinojai, ko nori ir tiesiog nėra Lietuvoje, gal tuo metu nebuvo tam tikrų industrijų, tai tiesiog galvoju, tau patinka matematika ir patinka fizika, tai kažką bandysiu viduriuką, tai realiai mechanikos inžinerija. Bet kai studijuoju inžineriją, tiesiog matai kiti žmonės, kuriem labiau patinka tie dalykai, padarai kelias praktikas, matai, kad tos praktikos nėra tau prie širdies ir iš tikrųjų tam tikrų metų net, sakykime, tokia savotiška krizė užeina, kad ar aš studijuoju tą dalyką, ką turėčiau studijuoti. Bet realiai iš mano asmenybės, kad jeigu kažką pradėjau, tai pabaigsiu iki galo ir tada tiesiog žiūrėsim, kokie bus kiti žingsniai. Tai realiai mano magistras po bakalauro buvo toks, su idėja, kad eiti truputėlį toliau nuo grynos inžinerijos, bet ne per toli, padaryti tokį pusiau žingsnį. Ir sakykime, tuo metu dar labiau pamačiau, kad tikrai nenoriu eiti inžinerijos sritį. Ir kadangi tie energetikos mokslai buvo šiek tiek apie finansus, ne pilna prasme, bet dalinė prasme, tas labai padėjo pereiti į bankų industriją Šveicarijoje. Ir taip galiausiai pabaigęs inžinerijos mokslus, energetikos mokslus, bankų srityje Šveicarijoje, kas toliau dėjo visą pagrindą į verslo studijas ir labai mielai galėčiau apie tai papasakoti. Jo, nes tu ir pradėjai dirbti labiau su finansais, kol studijavai, ne? Jo, tai dirbau UBS ir po to Credit Suisse. Tai Credit Suisse čia paskutinis bankas, kuris kolapsino, tai manau, išėjau labai tinkamu metu ir tai buvo banko strategijos komandai. Bet manau labai... Jie be tavęs neišgyveno. Jo, būtent, būtent, tai... Bet manau, inžinerija, ką labai gerai sutikė, tai labai gerą supratimą skaičiams. Tai bet kokie finansai man realiai yra nebaisus, nes žinau, kad bent jau skaičių prasme viską galiu labai lengvai suprasti ir perprasti. Visada tiesiog ateina tam tikri aspektai, kuriuos realiai dabar studijuoju, bet skaičiai tikrai negazina po inžinerijos studijų. Nu, gerai. Tai prieš toliau kalbant apie finansus, aš privalau tavęs paklausti, nes man labai įdomu. Tu įkūrei Lietuvių jaunimo sąjungą Šveicarijoje, tiesa? Jo, buvo, sakykime, Lietuvių sąjunga labai seniai, niekas tenais nevyko. Tai realiai po COVID-o aš norėjau truputėlį tą veiklą užsiimti. Tai sakykime, aš įkūriau/atkūriau, kuris labiau arčiau, galima tiesiog, manau, net spėt, bet sakyčiau, atkūriau arba vėl per naujo įkūriau Lietuvių Šveicarijos jaunimo sąjungą. Ir idėja buvo tokia, kad kadangi, kai aš atvykau į Šveicariją, nebuvo labai daug lietuvių, tiek profesionalų, tiek studentų. Ir mačiau, kad su kiekvienais metais jų daugėja vis daugiau. Ir kitos šalis turi visada bendruomenės, kurios yra tiesiog lietuvių bendruomenės ir jaunimo bendruomenės. Ir Šveicarijos bendruomenės pirmininkė sakė, kolėlgi nepradėkim jaunimo bendruomenę. Tai aš realiai pagalvojau, tai gal pabandom ir užsiimkim. Tai pradžiai buvo truputėlį sunku, nes nesu su tais dalykais patyręs realiai. Tai pabandėm kelis renginius, gal truputėlį buvo mažiau žmonių, bet iš to pasimokėm. Pradėjom daryti kitokius renginukus, tai nebuvo kažkas, sakykime, super aktyviai kiekvieną savaitę, bet gal kartą arba į mėnesį arba per porą mėnesių susirinkdavome. Ir manau, tai buvo labai gera platforma naujiems lietuviams susipažinti su vietiniu jaunimu. Ir dabar, kai išvykau į Ameriką, tą veiklą perdaviau kitiem žmonėm. Nežinau, ar labai aktyviai vyksta, nes esu truputėlį užsiėmęs, tai nelabai follow, bet tikiuosi, kad Šveicarijos lietuvių jaunimas yra aktyvus ir kad išlaiko tą lietuvybės jausmą. Na, aš irgi nežinau, ar aktyvus, bet jei yra aktyvus, tikrai tavo pastangų dėka prasidėjo tai labai smagu. Ir man atrodo, visi lietuviai aplink pasaulį
kaip sakoma, jiems visiems yra geriau, kai vyksta lietuviška veikla kur nors, nes yra tada tas palaikymas, tinklas ir tarptautinis bendravimas. Tai labai gražu. Ir kodėl tau svarbi lietuvybė, tu manai? Iš tikrųjų, kaip žmonės sako, kad atvirai pasakysiu, nežinau. Jo, Nežinau. atvirai. Tiesiog nėra kažkokios tai konkrečios priežasties, bet manau, žmonės iš asmenybės pusių būna labiau melancholiški, mažiau melancholiški, tai man visada svarbu grįžti, visada jausti savo šaly, svarbu tą šalies progresą vykdyti, kaip sakykim, push forward. Ir tiesiog negaliu pasakyti kažkokios konkrečių priežasčių, nes tai tiesiog yra mano asmenybė ir man tie dalykai yra svarbus. Tai kiek galiu, tiek bandau tais dalykais prisidėti. Ir net čia Harvardai iš tikrųjų truputėlį, kiek įmanoma apjungiu tos lietuvių studentus, kiek ir mūsų, kiek ten jų yra, nėra mūsų labai daug. Ir buvau prieš iš tikrųjų savaitę laiko net pakvietęs energetikos viceministrą apsilankyti. Ir labai tikiuosi, kad kitais metais iš tikrųjų pavyks pakvies daugiau įspūdingo profilio lietuvių žmonių. Tai, kaip kad sakiau, mano misija Harvard'e iš tikrųjų to put Lithuania on the map. Ir tikiuosi man tai pavyks įvykdyti, bet vėlgi, kodėl man tai svarbu, nežinau, tiesiog man svarbu. Jo, tai ačiū labai ir gerai, kad sakai savo tiesą. Aš mėgstu tiesiog tokį klausimą klausti mūsų svečių, ypač tų, kurie negyvena Lietuvoje, nes kai keliauji ir gyveni kitose šalyse, susiduri su kitom kultūrom ir bent jau, nežinau kaip tau, bet man tai padarė labai akivaizdu, kas net yra lietuvybė. Ir tada atsiranda tas contrast ir suprantu, bent jau aš, kaip man tai svarbu yra. Ir kokiose lietuvių organizacijose tu dabar dalyvauji? Tai yra vietinė, sakyčiau, gal ne būtent organizacija, bet yra vietinė lietuvių Bostono bendruomenė, kur vyksta renginiai, kur įsijungiu, yra vietinis Bostono jaunimas antros, trečios kartos, tai jeigu vykdo renginius, pats bandau prisijungti kiek įmanoma ir tiesiog bandau truputėlį prijungti tos lietuvių, sakykim, Harvardo lietuvius prie Bostono jaunimo, tai jau, manau, pavyko sukurti tam tikrus connections. Tai jie vieni kitus pažįsta ir dabar, nežinau kaip gausis, bet truputėlį žiūrim pradėti į lietuvių profesionalų klubą. Ir Bostone, bet žiūrėsim, kaip gausis, niekas negarantuota, bet tikiuosi kažkas pavyks. Labai smagu, kad tu sujungi lietuvius ir jaunimą Bostone kartu. Kaip tu pats nusprendėjai studijuoti Bostone ir pačiame Harvard'e? Ačiū už klausimą, iš tikrųjų tai sprendimas, sakyčiau, buvo labai ilgas ir labai apgalvotas. Tai tuo metu, realiai, jeigu pažiūrėtume į mano situaciją, tai buvau žmogus, kuris yra pabaigęs inžinerijos ir energetikos studijas, dirbantis Šveicarijos banke, bet nekalbantis vokiškai, kuri buvo vietinė kalba. Tai netgi einant į ateitį, sakykime, savo tam tikras perspektyvas rinkoje, jos buvo limituotos. Ir tai tiesiog strategiškai labai buvo logiška daryti magistro studijas susijusias su verslu. Ir iš kitos pusės labai norėjau, sakykime, kaip sakau, pramušti Amerikos rinką, ar ne? Tai kažkaip buvo labai logiškas sprendimas iš mano pusės. Tai tas visas procesas gal užtruko 1,5 metų. Ir gal kaip kurie žmonės, kai jie bando aplikuoti MBA, ypač Amerikoje, tai galvoja arba Harvardas, arba Stanfordas, tai ir viskas, ir daugiau nieko nebandysim. Mano atveju aš bandžiau iš viso aplikuoti 7 mokyklas, pavyko įstoti 5. Tai tiesiog tai buvo labai, kaip sakiau, strateginis procesas, kuris užtruko labai daug laiko, kad tam procesui pasiruošti, bet dėl to rezultatai buvo labai, labai pozityvūs. Ir jeigu kažkas kitas galvotų, tarkim, studijuoti MBA Harvard ar kokiam kitam universitete, visada sakyčiau pagalvoti, ar būtinai tiesiog Harvardas, ar bus gerai ir kitos geros mokyklos.
Tai va, tai man atžvilgiu būtų buvus bet kuri MBA programa gera, bet kadangi Harvardą pavyko įstoti, tai Kitiems, kurie apie tai galvoja, reikia pasvarstyti, ar reikia būtent iš Harvardo, ar bet kokie tiktų, man tik kažkaip įdomiai skambėjo. jo, net tiesiog kai kurie žmonės, kiek esu kalbėjęs ir čia vien tiesiog arba eisiu tiesiog į Harvardą arba Stanfordą, arba jeigu neįstos, tada nedarysiu MBA, arba, nežinau, kažkokias tai kitais karjeros planais susijimsiu ir tada mano atžvilgiu tada tau nereikia MBA, tau reikia tiesiog didelės mokyklos vardo ant savo CV, kad tiesiog, nežinau, dėl tam tikrų priežasčių. Mano atžvilgiu man buvo labai aišku, kad man reikia MBA pasidaryti Amerikos rinkoje, tai bet kuris iš top 5-6 universitetų man būtų buvęs pakankamai geras, nes realiai man būtų suteikę daugiau mažiau panašias galimybės, išskyrus Harvardas, nu, kaip sakant, yra truputėlį kitam lygiai, bet tai va, tai mano priežastis buvo labai labai aiškas, tai sakyčiau, jeigu reikia būtinai MBA programos, tada, sakyčiau, ne tik stoti į top 2 mokyklas, kad turėtų vardą, bet stoti ir į kitas mokyklas, kurios yra taip pat labai geros. Bet jeigu tiesiog norisi mokyklos vardą, tada gali ir logiška, bet galima svarstyti ir kitas programas. Bet kiekvienam reikia rasti savo, sakykime, balansą. Mhm. O ar tave kas nors paskatino aplikaciją dėti į Harvardą? Nesakyčiau, iš tikrųjų, čia mes... Pats sugalvojai? Jo, iš tikrųjų mes kalbam su net broliu dvyniu, nes ir kaip mūsų psichologija veikia šito klausimu. Ir jeigu sakyčiau atvirai, tai nežinau, čia gal yra toks, sakykime, kalties jausmas. Ir kalties jausmas, jeigu tu vis neprogresuoji su savo gyvenimu. Tai man yra toks, kaip sakykime, kad ta prasme, atvažiuoju iš Lietuvos, baigiau mokslus Anglijoje, viskas ok, įsitvirtintų čia, nugyvensiu gražų gyvenimą. Man yra, koks yra kitas etapas, kaip toliau save challenge. Atvažiuoju į Šveicariją, gauni darbą Šveicarijos banke, galvotum, viskas kaip ir gerai, daugiau man nieko nereikia daryti. Bet man to neužtenka ir ta, sakykime, trajektorija ne visada turi eiti viršų. Ir jeigu jinai neina į viršų tiek sporto linkme, sveikatos linkme, tiek profesinio gyvenimo linkme ir mokslo prasme, man truputėlį tiesiog toks kalties jausmas, kuris tada tave pušina į priekį ir neleidžia to sėdėti vienoje vietoje. Tai nesakyčiau, kad čia yra pats geriausias dalykas, bet jisai tikrai leidžia labai daug pasiekti, nors tos lūkesčius, kuriuos keli pats savo, jie yra labai dideli. Nors taip pat norėčiau pridurti, kad mama visada skatino mokytis nuo jaunų dienų, bet, sakykime, gal prižiūrėjo mokslus gal kokios 3 klasės, tada tiesiog viską patys darėm, daugiau mažiau su broliu, bet tas toks kalties jausmas tiesiog vėlgi toks psichologinis dalykas, kuris galbūt įgimtas ir tiesiog jautiesi blogai, kai neprogresuoji. Įdomu, nes aš irgi panašiai mėgstu, aš turiu tą saviugdos troškulį, bet aš sakyčiau, mano pagrindinė emocija iš neigiamų, kuri mane motyvuoja, tai yra atsibosta. Aš noriu sunkiau. Turime labai įdomių klasių iš tikrųjų ir apie entrepreneurship ir apie labai daug skirtingų verslo aspektų ir turime vieną profesorių, kuris labai yra spūdingas, gal yra sukūręs 6 verslus ir pardavęs 400 milijonų ir milijardų dolerių. Tai, kaip sako, if you don't take the risk, you don't take the rewards. Ir tiesiog kiekvienam yra savo, bet man noris tiesiog truputėlį gal daugiau rizikuoti, imtis daugiau iš gyvenimo, nes man tiesiog tai bus truputėlį įdomiau, bet kiekvienam yra kiekvienas žmogus turi rasti savo kelią ir savo laimę, bet man asmeniškai taip noris tęs gyvenimą į priekį. Jo, labai įdomu sužinoti, kas tave motyvuoja. Nors neįsivaizduoju, kodėl tau reikėtų jaustis kaltam už tai, kad tau gerai sekasi ar kažką. Bet labai džiugu, kad vis tiek, žinai, labai įdomu ir gražu matyti žmonės, kurie tiesiog pasiryžę viršumos siekti. Ir tiesiog tikrai stengiasi ir tikrai bando ir turi tokią misiją kažkokią, o ne kad šiaip plūduriuoja per gyvenimą. Jo, tai ačiū. Jo, prašom. Tai kokie tavo įspūdžiai po pirmojo semestro? Ar kažkas nuvylė, ar kažkas viršijo lūkesčius kol kas? Iš tikrųjų, tai
įspūdžiai labai įdomus, nes yra, aišku, Harvard College, tai kur truputėlį jaunesni žmonės susirenka, tai ten yra gal labiau fokusuojasi į akademinę pusę. MBA nėra kiek visiškai akademiškai, aišku, išmoksti irgi labai daug, bet yra labai apie vertė yra networkingas ir kiek susipažįsti su kitais žmonėm. Tai žmonės mano atveju yra tikrai susipažįsti su labai daug įspūdingo kalibro žmonėm. Ir kiti yra arba iš labai turtingų šeimų, iš milijardierių šeimų, kiti yra pradėjo nuo nulio, bet yra labai smart. Ir iš tikrųjų, kad mano studentų grupiai, tai turim 10 studentų grupių realiai po 95 žmonės. Aš esu grupiai A. Tai, man atrodo, turim žmonės iš gal 35 skirtingų šalių. Wow. Tai yra labai įdomu pamatyti skirtingas perspektyvas, ypač kai diskutuoji klasės metu. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikrai kol kas matau labai didelę vertę, ne tik dėl universiteto vardo, bet apskritai dėl suteikiamų žinių ir mąstymo būdo, kuris yra labai skirtingas negu inžinerijoje. Inžinerijoje viskas yra labai analizė, skaičiai, viskas labai detalizuotai, o čia kai kuriuose klasėse viskas yra trial and error. Ta prasme, pabandom, gal nepavyksta, tiesiog visiškai skirtingas smegenų pusė, kurią taip pat reikia aktyvuoti ir kurią kol kas aktyvuoju ir dėl ko esu šiaip labai laimingas ir labai dėkingas. Labai įdomu. Jo, aš manau, gal gali man patikslinti, nes tu esi labiau ekspertas tame, bet man atrodo, kad verslo sritis yra kaip, pavyzdžiui, tas mokslinis metodas, kaip sakoma, scientific method, pritaikytas prie žmonių. Tai mano teorija, kad tai pasieks rinką. Ir pabandom, ir tada ką išmokstam iš to, ir tada naują teoriją sudarai, bet tai yra tarsi mokslas, kuris sujungia ir skaičius, ir žmonės. Jo, tai yra toks labiau agile, ta prasme, tarkim, thinking. Pavyzdžiui, jeigu yra consultingė arba tiesiog darai labai didelę analizę ir pateiki savo rekomendaciją, kuri bus labai pagrįsta, labai skaičiai, market research ir visi kiti aspektai. Pavyzdžiui, verslo pusė, ypač pradedant savo verslą ir aš, aišku, dar nesu pradėjęs, tikiuosi pradėsiu ateityje, bet, aišku, turiu dėstytus, kurie pradėjo ne vieną ar ne du ir kurie tos verslus yra pardavę. Tai tiesiog labai kitoks mąstymas, kad nėra analizės ir atsakymo, yra hipotezę pabandom žiūrim, hipotezę pabandom žiūrim, hipotezę pabandom žiūrim ir visada reikia tada jaustis, kaip sakant, patogiai, kad jeigu kažkas ir nepavyksta. Jeigu kažkas nepavyksta, padarai išvadas, išmoksti ir vėl bandai. Tai truputėlį kitoks, kaip sakant, modus aparatus, kitoks visiškai mąstymo būdas ir manau, šitas irgi labai yra sveikas dalykas, tą kitą smegenų pusę aktyvuoti. Jo, tai skamba lyg tais Harvarde, tu dabar esi aplink tokį kaip tarptautinį mąstymą pasaulio ir išmoksti, bent jau pradedi suprasti, kaip žmonės iš įvairių šalių aplink pasaulį galvoja ir taip pat išmoksti dar vieną, kaip sakoma, mąstymo būdą irgi, tiesiog, kurį gali aplikuoti. Tai. Jo, ir tiesiog matai labai daug skirtingų perspektyvų ir taip pat susirandi labai daug skirtingų draugų. Tai. Jo, labai faina. Tai kokie tavo ateities planai? Tai, sakyčiau, yra short term ir long term. Tai jeigu short term planai, tai dabar darysiu vasarą praktiką New York'e, Wall Street'e, Evercore banke. Ir turbūt tada po vasaros grįšiu full time keliams metams. Ir po tų kelių metų nesu tikras, kur po to apsistosiu. Čia truputėlį, kaip sakau, po 3 metų, 4 metų labai sunku predictint. Čia galima kaip iš kavos tiršių, kaip sakoma, galim burti. Dabar skamba lyg esi atviras, kur eisi, sakykime, pagal lokaciją. Jo, bet maždaug gal, nežinau, pabandyti dar Dubajaus ir Saudi Arabija rinką, nes ten labai daug kapitalo, labai daug developments vyksta ir po to galiausiai užsibaigti Europoje, Šveicarijai, manau, kurio laiku, kur ten galbūt gerai būtų kur šeima ir norėtus labai turėti rezidenciją Lietuvoje.
ir žiūrėti, kaip visi galbūt kur verslą Lietuvoje, ar turėti Šveicarijai padalinį, ar tos verslo ryšius palaikyti. Ir po to galiausiai, nežinau, kaip viskas vystysis, bet gal kažkada, kaip sako, daug iš Harvardo žmonių, kurie sukuria verslus, kurie užsidirba finansinį kapitalą, tiesiog yra labai stabilioj finansiniai būklai, tada eina į politiką. Tai nežinau, ar aš norėčiau eiti į politiką, bet norėčiau prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ir jeigu ateityje tai bus per politikos prizmę ar būtų vadovų kažkokios tai Lietuvos organizacijos ar per kažkokią kitą prizmę norėtus prisidėti prie Lietuvos ateities, tai čia gal po kokią 15-20 metų ilgojo laikotarpiu, bet tiksliai nežinau dar kokią tai formą įgaus. Okay. Jeigu turėtum pradėti verslą, kokį darytum? Nežinau. Gerai, tik norėjau paklausti, nes sakei, galvojai pradėti ateityje, gal pagalvojai apie tai. Ne, gal po kelių metų, bet truputėlį dabar yra labai... Neskubėto. Jo, yra labai sunku pasakyti, sakiau, daugiau išmokau, kad metodas pradėti kažką, kaip tai pradėti, nėra jau toks baisus, kaip kad atrodo, bet ką pradėti konkrečiai, manau, reikia idėjos, reikia įžiūrėti galimybės ir reikia tam tikrų žmonių aplink save, nes turbūt vienam pradėti būtų labai sunku, tai reikia tam tikrų talentų, kurie vienas kitam padėtų. Tai matysim, kaip čia gausis, bet turbūt kažką truputėlį sudėtingiau negu kad, nežinau, kokie saldainiai ar dar kažką sudėtingiau. Mhm. Gerai, tai ar turi kokį nors patarimų kitiems lietuviams? Jo, 100%, tai galbūt patarimai apskritai, sakykime, apskritai gyvenimui ir tie, kas nori galbūt stoti Harvardą, tai gal dėl stojimo į Harvardą pradėsiu, kad tiesiog nereik niekada doubt in yourself ir tiesiog visada reikia pabandyti, ar ne? Tai va, tai, pavyzdžiui, daug žmonių žinau, kur visada galvo, oi, čia Harvardas, neįmanoma įstoti, ir iš tikrųjų yra labai sunku įstoti, bet jeigu nepabandysi, niekada nesužinosi. Ir apskritai moto, sakyčiau, pačiam gyvenimui. Tarkim, daug labai žmonių mato, kad tu dabar esi Harvarde, kad turi gerą darbą, taip toliau ir panašiai, bet daug kas labai nemato, kiek turėjai daug praeiti, kad čia atsirastum. Ir tiesiai turbūt esu gavęs kokius 300, 400, jeigu ne 500 job rejections. Tai čia ypač perinant į inžinerijos į bankininkystę. Tai čia yra labai normalus dalykas. Ir tiesiog vienas patarimas, jeigu gaunat rejections, tai viskas yra ok, this is part of the process. Ta prasme, tai yra visiškai normalus dalykas. Tai tiesiog neturėti ego ir tiesiog toliau stumti į priekį. Ir antras dalykas, kad sakyčiau, reikia strategiškai, aš esu fanas, truputėlį strategiškai apgalvoti žingsnius į priekį. Tai kiti žmonės būna, prieš pusę metų sugalvojau aplikuoti MBA, paimsiu, aplikuosiu. Gal kažkam ir pavyks, bet truputėlį yra labai sunku. Tai reikia žiūrėti metus, pusantrų metų į priekį, ką, kaip, kodėl nori daryti ir kaip dėlioti visus taškus ant į, kad tau tą dalyką pavyktų padaryti. Kaip sakiau, tiksliai nežinau, ką veiksiu ateityje, bet jau galvoju galbūt maždaug krypti į Dubajų, į Saudo Arabiją, po to į Šveicariją, tai jau maždaug strateguoju apie ateitį ir visiems sakyčiau, bandyti strateguoti bent 2-3 metus į priekį, kad tiems kitiems žingsniams labai gerai pasiruošti. Tai tokie būtų, sakyčiau, 2 pagrindiniai patarimai iš mano pusės. Jo, labai geri, nes ypač jeigu žinai, pavyzdžiui, jeigu norėtum į Dubajų toliau, tai tada tavo akis, tu ieškai, skenuoji tokių galimybių, variantų ir matai daugiau į tą kryptį einant. Tai... Jo, 100%. Labai, labai įdomu. Ritai, labai mielas su tavimi pakalbėti šiandien ir žinome mes visi, kad Harvardo verslo mokykla reikalauja daug laiko, daug pastangų, daug dėmesio. Tai yra labai, labai didžiulė garbė, kad mums skyrei tiek daug laiko su mumis pakalbėti ir papasakoti savo istoriją šiek tiek. Ir ar turi dar paskutinių žodžių mūsų auditorijai? Tai visų pirma, nėra už ką, ačiū labai, kad pakvietėt ir kad galėjau pasidalinti savo istoriją. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad labai smagu, kad Lietuvių fondas suteikė man paramą. Tai, sakykime,
kiek finansinė, kiek ir moralinė. Ir kaip kad nėra labai tų, sakykime, kitiem užsieniečiam yra labai daug įvairių fondų, kurie jos paremia, lietuviam nėra jų labai daug, tai tas yra labai labai smagu. Ir tiesiog, sakyčiau, net kaip mane įkvėpia, jeigu mano karjeros trajektorija išliks tokia labai stati, sakykime, į viršų, tai labai norėtųsi ir pačiam ateityje, jeigu susikursiu labai stiprią finansinę bazę, padėti ir kitiems lietuvių studentams, sakykime. Tai va, tai tiesiog norėčiau padėkoti fondui, kad mane paremė. Tikiuosi ir kitais metais parems. Tai va, ir manau bus nebloga investicija. Ir jo, tiesiog duoda motivaciją judėti priekį ir manau, ta parama, bent jau dauguma atvejų, bent jau mano atveju, manau, tikrai atsipirksiu labai 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 stipriais procentais. Taip, aš bent jau asmeniškai manau, kad tu tikrai įkvėpi labai daug lietuvių siekti aukštumų, apie kurias gal jie net anksčiau nebūtų pagalvoję. Tai ačiū, kad darai, ką tu darai, ir ačiū dar kartą, kad praleidai šį laiką su mumis. Ačiū labai. Visą.